Labas, šiandienos tema, kasgi būtų, jeigu 21 metus investuotumėm po 200 eurų į Bitcoin. Mūsų modelis labai paprastas, 200 eurų per mėnesį, 21 metus tai darome ir viso gaunam 252 investavimo mėnesius. Per visą laiką iš savo kišenės būtumėm investavę 50 400 eurų. Darykim prielaidą, kad Bitcoino vidutinis metinis augimas yra 29%. Tai aišku nėra garantija, bet tai šiandieną yra mūsų matematinis scenarijus. Taigi, jeigu taikysim tokį metinį augimą, mėnesinis augimas gausis 2,14%. Galutinė portfelio vertė po 21 metų būtų beveik 2 milijonai eurų. Tai reiškia, kad mūsų 50 000 teorinis portfelis išauga iki maždaug 2 milijonų eurų. Grąža būtų apie 38 kartus ir tai sukuria vienas dalykas, žinoma, laikas. Tačiau yra viena įdomi detalė. Kai Bitcoin kaina kyla, už tuos pačius 200 eurų kiekvieną mėnesį tu gali nupirkti vis mažiau Bitcoino vieneto. Todėl atsiranda labai įdomus klausimas, jei investuoji 200 eurų per mėnesį, kiek Bitcoin iš tikrųjų sukaupsi per 21 metus. Apie tai pakalbėsime kitame video. Nepamiršk paspausti like ir prenumeruoti kanalą. Iki.